Sveiki! Na kaip Saulius su Kristina be nuotykių. Išvykstame bestogiais mini busais džipais į vieną laukiamiausių mūsų ekskursijų į Tazi kanjoną, Adam uolas ir antikinį Selge miestą. Gero jums žiūrėjimo. Nepamirškit palaikinti ir užsiprenumeruoti mano kanalą Sauliaus nuotykiai. Pravažiuojam vieną garsiausių šio nacionalinio parko objektų – veikiantį Oluko akmeninį tiltą, kurį antrame mūsų eros amžiuje pastatė romėnai. Jis yra 27 metrų aukščio, 14 metrų ilgio ir 3,5 metro pločio. Tazi kanjonas, turkiškai Tazi kanjonu, viena iš įspūdingiausių ir palyginus dar visai neseniai atrastų gamtos vietų Turkijoje. Ilgą laiką buvo žinoma tik vietiniams piemenims ir gamtos mylėtojams, kol pradėjo plisti nuotraukos socialiniuose tinkluose. Nuo tada vietą panoro aplankyti daugelis. Kanjonas yra Antalijos krašte, Kiopriulių kanjono nacionalinėme parke, netoli Manavgato ir Beškonako miestelio. Tai viena fotogeniškiausių vietų Turkijoje, dažnai lyginama su turkiškuoju Grand kanjonu. Nuo apžvalgos taško atsiveria gilus tarpeklis, kur žemai teka kalnų upė. Vaizdas suvirpina širdį. Kita ekskursijos stotelė – Selgės miestą supančios žmogaus pavidalo uolos, pavadintos Adam Kajalar. Niekas tiksliai nežino, ką reiškia šių uolų raižiniai ir reljefai. Vis dėlto vietiniai gyventojai mano, kad ateityje mįslė neabejotinai bus įminta. Dėl vizualinio panašumo į filme Avataras vaizduojama aplinka, regionas dar vadinamas Avataro šalimi, palikdamas malonų įspūdį žmonėms. Na, kaip Saulius su Kristina be nuotykių. Mes esam Turkijos mažoji Kapadokija. Žiūrėkit, koks grožis.
Unikali istorinė vieta Selgė, datuojama 5 amžiumi prieš Kristų. Tai miestas menantis daugybę istorinių laikotarpių ir net Aleksandro Makedoniečio vardą. Ant kalvos šlaito išlikęs Selgė teatras, nuo kurio viršutinių eilių atsiveria įspūdingo nacionalinio parko panorama.